Kauno Šilainių poliklinika švenčia 20-ąjį veiklos jubiliejų. Per šį laiką gydymo metodai, ligų diagnostika net pažįstamai pasikeitė. Kartu keitėsi, augo, tobulėjo ir darbuotojų kolektyvas. Be atodairos ėjus reformų, inovacijų ir pažangos keliu, viena didžiausių poliklinikų mieste tarp ambulatorinio gydymo įstaigų dabar užima lyderio pozicijas. 1993 metais buvo pastatytas pirmas Šilainių poliklinikos korpusas ir nuo to laiko prasidėjo jos jau 20-metį trunkanti istorija. Nuo antrosios Kauno ligoninės Šilainių poliklinika atsiskyrė po 4 metų 1997-aisiais. Ji įgijo pilną viešosios įstaigos savarankiškumą, kuris netruko tapti tikrų iššūkių. Mat 2000-2003 metais kūrėsi daug privačių gydymo įstaigų ir pacientai mieliau rinkosi privačią mediciną. Tad dėl Šilainių poliklinikos išlikimo stojus į kovą galvota, kaip finansiškai išlaikyti tokį didelį mechanizmą bei patiems užsidirbti lėšų. Paveldėjus ne tik sovietinę įrangą, bet ir senąją darbo tvarką, imtasi radikalių, net drastiškų reformų. Pertvarkius įstaigos valdymą, Šilainių poliklinika viena pirmųjų Lietuvoje perėjo prie vidinės ūkiskaitos. Nuolat ieškant finansavimo, suskubta steigti naujus medicinos paslaugų centrus, įsigyta daug modernios įrangos, suremontuotos patalpos. Buvo ir nepopuliarių sprendimų. Teko peržiūrėti personalo etatus. Tačiau mažinamas jų skaičius likusius darbuotojus vertė tik dar labiau pasitempti. Šilainių poliklinikoje dabar dirba per 500 žmonių. Matydami klestinčią ir nepriekaištingas medicininės paslaugas teikiančią įstaigą, pacientai netruko ją pamėgti ir dabar jų suskaičiuojama virš 60 000. Pirminės sveikatos priežiūros specialistų bei gydytojų konsultantų darbas organizuojamas taip, kad kiekvienas pacientas čia būtų ištirtas, gautų profesionalias konsultacijas ir tinkamą gydymą, o į kitas įstaigas būtų siunčiamas tik stacionariam gydymui ar tretinio lygio konsultacijoms. Per 20-metį įgyvendinta daugybė pažangių projektų. Didžiausia įtaka tam turėjo siekis inovacijas kurti informacinių technologijų pagrindu. Kompiuterius naudoti darbe Šilainių poliklinikos medikai Lietuvoje pradėjo vieni pirmųjų. Prieš gerą dešimtmetį iš Europos paramos fondų gavus 250 000 litų buvo nupirkta 150 kompiuterių. Vėliau naujasias technologijas įsisavinti imtas sparčiais žingsniais. Įdiegus informacinę sistemą, poliklinikoje kompiuteriai jau išstūmė talonėlius ir popierius. Medikai duomenų bazėje mato konkretaus paciento tyrimo vaizdus, gali atlikti matavimus, pateikti išvadas, užregistruoti kito specialisto konsultacijai, informaciją keistis tarpusavėje ar su kita gydymo įstaiga. Šilainių poliklinika ryte klauso. Reguliuojant pacientų srautą, registratorių darbą gerokai palengvino poliklinikoje įkurtas telefoninis informavimo ir registracijos centras. Tai patogu ir žmonėms, mat paskambinus jie registruojami pas šeimos gydytoją, odontologą, ginekologą ar kitą specialistą. Tuo tarpu daugiau nei trečdalis visų pacientų konsultacijai mieliau registruojasi poliklinikos interneto svetainėje. Technologiniai ir administraciniai sprendimai pacientų eiles sumažinę prie registratūros ir gydytojų kabinetų tapo stipriu postūmiu šiuolaikiškas technologijas taikyti dar plačiau. Pagrindinis siekis – visiškai atsisakius ranka rašomo teksto naudotis tik paciento elektroninę kortelę. Naujausia sistema – medikams lengvai pasiekiama pacientų elektroninė ligos istorija jau įdiegta fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje. Šiais pasiekimais mielai dalijamasi, vykdant projektą kartu su Kalniečių poliklinika, siekiama sukurti elektroninę duomenų valdymo sistemą, tinkančią visoms Kauno ambulatorinio gydymo įstaigoms. Per pastarąjį 20-metį nepaliaujamai diegtos ir toliau diegiamos inovacijos, dabar Šilainių poliklinikos metraštyje mirga daugybė datų, už kurių įdiegti modernūs gydymo bei diagnostikos metodai. Tad paminėsime tik dalį tų, kuriuos Šilainių medikai Lietuvos ambulatorinio gydymo įstaigose taikyti pradėjo pirmieji. 2004 metais fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje duris atvėrė nauji kabinetai, tarp kurių pirmasis ne ligoninėje, o poliklinikoje įsteigtas skausmo kabinetas, gydymas ir visokeriopą medicininę pagalbą onkologinį skausmą kenčiantiems ligoniams.
2005 metais poliklinikos laboratorijos veiklos perdavimas specializuotai medicina praktika įstaigai tapo dar vienu reikšmingu įvykiu. Senosios dar sovietmečio alsavusios patalpos po rekonstrukcijos pasikeitė net pažįstamai, o čia įdiegta įranga yra viena moderniausių Baltijos šalyse. Dabar jį leidžia kur kas išsamiau atlikti hematologinius, biocheminius, hormonų, vėžio žymenų bei kitus tyrimus, kurie pacientams anksčiau nebuvo prieinami. 2006 metais, siekiant palengvinti šeimos gydytojo darbą, įkurta pagalbos namuose tarnyba. Susirgusių pacientų gydymą namuose perėmė mobili specialistų grupė. 2009 metais Kauno Šilainių poliklinikos diagnostikos centras įsigijo modernų branduolinio magnetinio rezonanso tomografą. Juo tyrimai atliekami ypač kokybiškai ir patikimai. Beje, tuomet didžiuotasi, jog tokią pačią įrangą turėjo tik viena gydymo įstaiga Taline. Na, o 2013 žiemą į Kauną atkeliavo dar vienas, šįkart naujausios kartos branduolinio rezonanso tomografas. Galingo ir masyvaus aparato atgabenimas bei patalpinimas į numatytą vietą pareikalavo nemenkų pastangų ir sumanumo. Naujai suremontuotose patalpose tomografas buvo sėkmingai sumontuotas ir netrukus priėmė pirmuosius pacientus. Diagnostikos centre atliekama sąnarių echoskopija, vidaus organų, kraujagyslių, minkštųjų audinių bei kiti tyrimai. Taip pat vaisiaus endoskopiniai, mamografiniai, kompiuterizuoti širdies veiklos ir kvėpavimo funkcijos tyrimai. Kaulų mineralų tankis nustatomas atliekant radiologinį tyrimą. Tai efektyvus būdas gydymo nuo osteoporozės ir kitų kaulų retėjimą sukeliančių ligų poveikiui stebėti. Aukštos kokybės skaitmeninės panoraminės rentgeno nuotraukos daromos moderniu skaitmeninės technologijos rentgeno aparatu. Diagnostinė skaitmeninė kamera saugiai tiksliai atliekami akių dugno bei odos tyrimai. Lankstus prisitaikymas prie kintančių pacientų poreikių – medikų darbo sėkmės garantas. Įstaigos specialistams susirūpinus valgymo sutrikimų turinčiais žmonėmis 2010 metais atidarytas mitybos ir svorio reguliavimo centras. Jis taip pat buvo pirmasis šalies poliklinikų istorijoje. 2011 metais Šilainių poliklinikoje duris atvėrė Karolio Dineikos gydomosios kūno kultūros kabinetas. Čia atliekamos gydomosios fizinės kultūros procedūros, terapinė joga. Yra ir speciali įranga skirta raumenų stiprinimo bei stuburo paslankumo gerinimui. 2012 metais viename iš poliklinikos korpusų, greta jau veikiančio psichikos sveikatos centro, iškilmingai atidarytas psichikos dienos stacionaras. Šiame centre dirba profesionalūs psichologai, socialiniai darbuotojai, rengiami įvairūs muzikos, meno terapijos ir kiti užsiėmimai. Šilainių poliklinikos medikų įdiegtos naujovės visuomet plačiai pristatomos žiniasklaidoje. Kad informacija apie pažangius gydymo būdus bei diagnostiką būtų dar plačiau prieinama, aktyviai dalyvaujama medicinos naujienas Kaune pristatančioje parodoje Sveikatos dienos. Didelio parodos dalyvių susidomėjimo sulaukė ne tik stendas, kuriame supažindinama su įvairiomis sveikatinimo, gydymo bei reabilitacijos paslaugomis. Seminarų salėje skaitomos paskaitos apie stuburo ligų gydymo centrą surenka pilną auditoriją klausytojų. Žmonės nežinantys, jog nugaros skausmų gydymas yra šios įstaigos specializacija, nustebę neretai klausia, ar jūs visą tai atliekate Šilainių poliklinikoje? Per keletą metų iš sutaupytų lėšų suremontavus nenaudotas patalpas įrengtas stuburo ligų ir sąnarių gydymo centras. Jo lankytojus konsultuoja reumatologas, chirurgas, neurologas ir kiti specialistai. Nustačius ligos priežastis, pagrindinis gydymo krūvis tenka ne vaistams, o įvairioms reabilitacijos procedūroms. Specialiai įranga atliekamas stuburo tempimas skirtas išvaržoms ir osteochondrozei gydyti, o stuburo funkcinės būklės gerinimui skirtos specialiu aparatu atliekamos fizioterapijos procedūros. Taip pat taikomas ir vienas seniausių pasaulyje stuburo gydymo metodų – manualinė terapija, kuomet taisyklinga sąnario ar slankstelio padėtis atstatoma rankų pagalba. Kaip vienas iš alternatyvios medicinos gydymo būdų naudojama ir akupunktūra, kilusi iš Kinijos, kai adatomis veikiami biologiškai aktyvūs kūno taškai.
Na, o kai skauda nugarą ir dėl to kaltos ataugos ar susidėvėjęs stuburo slanksteliai, taikomas dar vienas netradicinis metodas, naudojant modernę biologinę mediciną. Į akupunktūros adatų taškus leidžiami vaistai su mineralais. Nuo sąnario keitimo operacijos ši procedūra jau apsaugojo ne vieną pacientą. Neretai vietoje skausmą malšinančių vaistų patariama gydytis vandens procedūromis. Gydomoji mankšta vandenyje ar vertikalios vonios viena efektyviausių procedūrų gydant įvairius stuburo susirgimus. Pagrindinis principas – stuburo kaklo tempimas vandenyje įvairiomis kryptimis, tam tikromis priemonėmis ir pratimais. Kita nemažiau naudinga ir maloni procedūra – povandeninis masažas plaštakės formos vonioje. Vandenyje kūnas tampa lengvesnis, atsipalaiduoja raumenys. Povandeninis masažas stangrina kūną, gerina medžiagų apykaitą ir žinoma nuotaiką. Nauja sveikatinimo procedūra – atpalaiduojanti hidromasažinė kapsulė, skirta lėtiniam nuovargiui, stresui mažinti, miego kokybei ir bendrai fiziniai būklei gerinti. Šilainių poliklinikos spa centre daromi ir įvairiausi masažai. Tai reikia nuspręsti – medaus ar šokolado, korekcinių ar relaksacinių, o gal kitų masažų pasilepinti. Tad norintiems atsipalaiduoti, sustiprinti sveikatą, pasimėgauti ramybę, pasirinkus spa procedūrą Šilainių poliklinikoje, keliauti į sanatoriją tikrai nebereikės. Visos Šilainių poliklinikoje įgyvendintos naujovės dalinai finansuotos savomis, Kauno savivaldybės lėšomis bei gavus pinigų, aktyviai dalyvaujant įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose. Įstaigos vadybos sistema ir teikiama paslaugų kokybė įvertinta sertifikatu liudijančiu, jog poliklinikos darbas atitinka aukščiausių standarto reikalavimus. Už novatoriškų idėjų gyvendinimą Šilainių poliklinikos direktorius Vidmantas Obelienius apdovanotas metų novatoriaus titulu bei nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo garbės ženklu. Jam taip pat suteiktas nusipelniusio sveikatos apsaugos darbuotojo vardas. Novatoriškų idėjų Šilainių poliklinikoje apstu. Veiklos vizija ir plėtros gairės jau sukurtos net iki 2021 metų. Jos autoriai nuolat veikianti plėtros grupė, dar vadinama jaunimo grupė. Jaunimui patikėjome įstaigos plėtrą suplanuoti todėl, kad tikime jaunimu, nes jiem reikės dirbti artimiausius dešimtmečius čia, nebe mums. Mylime juos, pasitikime jais ir jie džiaugiuosi tais jų planais. O įstaigos sėkmės paslaptis turbūt yra tai, kad dauguma darbuotojų, negaliu pasakyti visi, bet dauguma darbuotojų stengiasi dirbdami kaip savo. Daug gražių tradicijų puoselėjanti poliklinika pelnė ir geros nuotaikos nominaciją. Čia rengiamos sporto šventės, organizuojamos švaros talkos, švenčiamos užgavėnės. Kartu palydint senuosius metus, nepriekaištingai dirbantiems žmonėms suteikiamas nusipelniusio gydytojo, slaugytojo, nusipelniusio darbuotojo vardas. Kartu įveikti iššūkiai ir bendri siekiai profesionaliai dirbantį kolektyvą dar labiau suvienijo. 20-metis – didelis laiko tarpsnis, poliklinikai tapo prasmingų didelių pokyčių ir brandos laikotarpiu, per kurį sulaukta aukščiausio veiklos įvertinimo – pacientų pasitikėjimo.